į sceną noriu kviesti Šiaulių dirbtinio intelekto bendruomenės bendraįkūrėją ir lektorę Eveliną Kvietkienę pristatyti temą skaitmeninio raštingumo mokymai keičia senjorų pasaulį. Na, o kol laukime Evelinos, visiems priminsiu, kad nuskaitę QR kodą matomą šios transliacijos metu galėsite ir uždavinėti klausimus. Sveiki visi. Ar girdite? Tyla. Ne todėl, kad niekas nekalba, o todėl, kad kai kurie balsai yra nepastebimi. Kaip dažnai yra nepastebimi senjorų balsai skaitmeninėme pasaulyje. Ir ne todėl, kad jie neturi ką pasakyti, o todėl, kad jų daug kas neišmokė, kaip bendrauti šiuolaikinėme skaitmeninėme pasaulyje. Bet jie egzistuoja, jie yra čia, šalia mūsų, jie gyvena, jaučia, rūpinasi ir jie turi ką pasakyti. Bet daugelį internetinių erdvių jų tiesiog nėra. Ir dėl to nėra labai didelės mūsų visuomenės dalies. Šiandien aš noriu kalbėti apie tai, kaip skaitmeninio raštingumo mokymai keičia tylą į balsą, balsą į matomumą, o matomumą į pasitikėjimą. Apie tai, kaip tylūs tampa girdimi ir kaip nematomi tampa svarbus. Gerbiami svečiai, šiandieną noriu aš jūs pakviesti į kelionę, kurioje greičiausiai esate buvęs kiekvienas. Prisiminkite tokias situacijas, kai pirmą kartą perskaitėte pirmą sakinį. Galbūt, kai pirmą kartą gavote svarbų diplomą arba išlaikėte vairuotojo pažymėjimą. Galbūt tą kartą, kai jūs pirmą kartą prisijungėt prie elektroninės bankininkystės. Ar pamenat tą jausmą? Jautėt pasididžiavimą? Ar jautėte, kad galite pasakyti, aš galiu ir džiaugiuosi, kad aš galiu tą padaryti? Bet dabar pagalvokite, po daugelio metų, sulaukus galbūt 70 ar 80, jūs imate suprasti, kad pasaulis aplink jūs ima tolti. Nes vaikai ir anūkai viską daro telefone. Užsisako maistą, užsiregistruoja pas gydytojus, susimoka mokesčius ir net šviesą kambaryje užsidega balsu. O jūs tada tiesiog stovite ir galvojate, ar čia dar mano pasaulis? Ar aš suspėju? Ir štai čia prasideda istorija apie skaitmeninio raštingumo mokymus, kurie keičia ne tik įgūdžius, bet jie keičia visą žmogaus gyvenimą. Norėčiau Jums papasakoti vieną asmeninę istoriją, kuri man paliko labai gilų įspūdį. Tai prieš 2 metus mano anytai prireikė instaliuoti Smart ID. Tiesiog buvo susikloščiusios tokios aplinkybės, ji iki tol niekada nebuvo naudojusios. Mes nuvykome į banką. Programėlė buvo instaliuota, tada grįžome namo, aš parodžiau, kaip reikia sumokėti mokesčius, kaip tai yra patogu, Anyta linksėjo, sutiko, viskas gerai ir galvau, viskas, čia ir baigėsi, tiesiog aš jau ją išmokiau ir jinai galės dabar patogiai apmokėti mokesčius. Bet kas atsitiko, kad gal pusmetis, o gal netgi ir daugiau, kiekvieną mėnesį, kada reikėdavo sumokėti mokesčius, ji man paskambindavo ir sakydavo, Evelina, aš bijau kažką netaip prispaudinėti, gal tu gali man padėti? Žinoma, aš jai padėdavau, bet po kurio laiko vieną rytą skambutis. Ir mano Anyta paskambinusi sako, Evelina, man pavyko, aš pirmą kartą pati susimokėjau mokesčius. Ir kad jūs būtumėt girdėję jos balsą, kaip jinai džiaugiasi.
Ir žinote, tą akimirką aš supratau, kad tai yra ne tik apie technologijas, kad tai yra apie žmogaus orumą, apie tai, kad jis gali jaustis mokančiu ir galinčiu. Pakalbėkime apie Lietuvos paveikslą. Lietuvoje šiuo metu yra apie 600 000 žmonių vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų. Ir statistikos departamento duomenimis, džiugu matyti tokius rodiklius, kad interneto naudojimas tarp vyresnių žmonių, jisai kas metai auga. Tačiau tas atotrūkis nuo jaunesnių kartų visgi yra dar gana didelis. Ir daugelis vyresnio amžiaus žmonių dar nemoka naudotis pagrindinėmis elektroninėmis paslaugomis. Bet yra gera žinia, tai yra tokios iniciatyvos, kaip šiandieną mes susirinkome, nei vienas nėra pamirštas, kurio tikslas yra skaitmeninės įtraukties didinimas. Kita iniciatyva Lietuvoje, taip pat, kuri prisideda prie skaitmeninės įtraukties, tai yra senjorų pasaulis. Iniciatyvų yra labai daug. Trečiojo amžiaus universitetai, tai yra vietos, kur vyresnio amžiaus žmonės ateina mokytis ne tik istorijos, dailės, bet jie drąsiai neria į skaitmeninių įgūdžių užsiėmimus. Verta paminėti ir pasidžiaugti bibliotekomis. Todėl, kad bibliotekose, net mažiausiuose miestuose, miesteliuose, kaimuose, bibliotekininkai tampa ne tik knygų sergėtojais, bet ir tikrai skaitmeniniais ambasadoriais. Ir pagalvokime, kiekviena tokia pamoka tai nėra tik apie įgūdžių įgijimą, tai apie žmogaus pasitikėjimą savimi. Kas pasikeičia vyresnio amžiaus žmonėms po skaitmeninio raštingumo mokymo? Pasikeičia labai daug dalykų. Pirmas dalykas – tai ryšys su artimaisiais. Aš pamenu, viena senjorė man pasakojo, kad, sako, aš pirmą kartą savo anūkę pamačiau, kuri gyvena Londone, per Messenger ir sako, aš galvau, kad jinai yra čia šalia. Ir aš tada pasijutau tokia artima ir nepamiršta. Ir aš jaučiausi, kad aš dalyvauju šeimos gyvenime. Kas dar pasikeičia? Kita senjorė pasakoja, kad ji išmoko nusipirkti vaistus internetu. Ir sako, dabar man nereikia prašyti kaimynės, kad ji man nupirktų tos vaistus, nereikia laukti, kol sūnus atvažiuos ir tai padarys už mane. Ir ji pajuto laisvės jausmą, kad ji gali pati tą padaryti. Tikiu, kad policijos pareigūnai galėtų paantrinti, jog tie žmonės, kurie baigia skaitmeninio raštingumo mokymus, lanko tokius užsiėmimus, jie sugeba geriau atpažinti internetinius sukčius, įgauna įgūdžių ir tų apgavysčių jų pasitaiko mažiau. Jie tampa drąsesni ir tai iš tikrųjų yra reali apsauga. Pasitikėjimas. Aš jau pasakojau jums istoriją apie savo Anytą, kuri anksčiau sakė, kad aš bijau paspausti mygtukus, nes bijau, kad kažką netaip prispaudinėsiu. Ne? Bet ji įgavo pasitikėjimo ir dabar ji sako, anksčiau aš bijojau kažką paspausti netaip, o dabar žinau, jeigu paspausiu, tiesiog ištaisysiu ir čia nieko tokio. Ir tai tikrai sukuria pasitikėjimo jausmą. Ir kai kalbame apie skaitmeninio raštingumo mokymus, tai yra tikrai daugiau nei technologijos. Tai yra apie orumo atkūrimą, apie galimybę pasakyti, aš nesu stebėtojas, aš dalyvauju. Tai yra apie vienatvės mažinimą, kai tu gali prisijungti prie savo bendruomenės susitikimo per Zoom platformą, kai tu gali prisijungti prie Facebook mėgstamos grupės, kai tu gali parašyti žinutę savo vaikams, anūkams, tai tu nesijauti vienas. Kitas nuostabus dalykas tai yra kartų dialogas. Kai vedame mokymus senjorams,
mes gauname labai daug pamokų iš šitos bendruomenės. Mes išmokstame daugiau kantrybės, gauname išminties ir patikėkite manim, kokių mes išgirstame istorijų neįtikėtinų, kur nei viena Google paieška nesugebėtų, žinokite, pateikti mums. Tai yra tikrai abipusis mokymasis, nes mokymasis yra dvikryptis. Ar galim čia sustoti? Ar galim sustoti? Ne. Tikrai ne. Mes turime plėsti šiuos projektus, turime pasiekti ne tik didžiuosius miestus ir miestelius, kiekvieną kaimą. Ir įsivaizduokite tokią Lietuvą, kurioje nei vienas žmogus nėra pamirštas, kur kiekvienas moka prisijungti, moka parašyti žinutę savo artimiesiems. Ir tai tikrai nėra jokia utopija, tai tikrai yra mūsų rankose. Ir todėl norėčiau, kad jūs šiandieną išsineštumėte tokią žinutę, kad kai mokome senjorus naudotis technologijomis, mes mokome ne tik spausti mygtukus. Mes mokome juos tikėti savimi ir mokome juos gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir tas džiaugsmas, tos šypsenos jų veiduose, tai iš tikrųjų yra visų mūsų pergalė. Dėkuoju už dėmesį. Evelina, ačiū. Ačiū Jums, jei pabėgite dar vieną sekundę. Jeigu galit, nepabėkit. Daug bendraujate su senjorais ir tikiu, kad daug valstybinių įstaigų puslapių jums yra pažįstami. Ar yra tokių puslapių, tokių valstybinių įstaigų, kuriems rekomenduotumėt šiek tiek pasitempti, galbūt supaprastinti savo elektroninės paskyras, kad jos būtų paprastesnės ir labiau suprantamos? Nes kiek anksčiau čia e-sveikata buvo minėta, tai aš nežinau, jūs nueinate į e-sveikatą kartais? Lengva? Visaip gali būti. Tai ar yra tokių portalų puslapių, kur rekomenduotumėt pasitempti? Ne. Čia. Šiuo metu taip greitai galbūt negalėčiau atsakyti, bet niekam... Anyta nieko neliepia perduoti? Ne. Tikrai nuo to laiko mano pagalbos nebeprireikia, bet tikrai visiems nepakenktų visada tobulėti ir gerinti vartotojų patirtį. Tai ar šiuo metu gerai atrodo, ar blogiau, bet vis tiek reikėtų labai stengtis dėl savo vartotojų. Gerai, ačiū Jums. Ačiū Jums, geros dienos.